Sveiki gyvi, vėl Alvyds Muscles. Nebeturėjau šiandien čia būti, nes jau buvau vien kartą važiavęs ir dėjau šaškių, nes rytų išvažiavau per Lietuvą po parduotuvės, kurius pareiškinu, noriu prekiauti Muscle produktas, tai ir super. Ir ryto nebūsiai norėjau pasišerti, uždėjau būdvę šaškės, kad netrūktom ir plans buvau dar nuvažiavau šiandien į Platelius ir droną pasileisti. Išbandyti, bet situacija toj, kad Platelius pasirodo negali valstį paprastai įsileisti, nes varkai leidėm veitą ir man valstį dėdėl ir negalėjau nuskundinti, kad nuvaryti nuo ratų, tai vien žodžiu susinervujau, nes kadangi daug reikia pasiruošti su to dronu išvažiuoti, net paprasta, ten daug reikalų susidėti ir vienu žodžiu negalėjau įsileisti ir grįžau atgal. Pažiūrėjau kamerą, žiūriu, dar vieną kamerą gan stipriai ausinešus ir tai galvoju važiuonu dar pašėr žuvelį, tuo pačiu testą padarys. Šiandien darysim test su minkštas produktas. Man pasidirbau kleckų, čia skirtingi, reiškia skirtingi skonė, sakykime, birus produktas. Aišku, aš padariau, man toks, kaip tikrai klecka, kada žvejujate tokių nedarot, nes ane gal tai greit neiširs, kaip pavyzdys, bet mums čia žvejų dabar nerek. Tai neturi esmės dalyks ir ar jas, ar ne jas, arba kurį labiau jas. Tai vat, kas jau žiūrit, žiūrėkit video, aš tavo toj sudėsiu ir galėsit matyti vien žodžiu, nes dabar čia ir saldė, abu produktą ir saldė. Esminis dabar, kur testuoju, tai ir skirtingi kvapą. Kadangi turėtų neutral produkt, paskui padarysim dar stambios frakcijas. Ir reiškia neutralį produktą ir mintis padaryti, vat, kaip ir skystą dauną. Nustatysim, katras reiškia kvaps ir kokiams turbūt intensyvumą, katrą žuvę labiau patink ir galbūt padaryti va tokį skystį, kaip sakant, saldį, rudenops visiems gal reikia sur, kad galėtum įsimaišyti, va ką pašį tiesiog įsimesti į masinę veitą ir pasiviliuoti to žuvelį. Tai va, testuojam, dar pasimiau, valysiam kamerą, ir žodžiu darbo vykst. Žiūrėkit Muscle, žiūrėkit YouTube'e, tik tokie, nežinau, ar dvi kameras, bet tame Facebook'e tikrai kadėjim, tai vat jūs tam vis žuviais vais ir iškreiptis, bet kitaip negali padaryti, bet vis tiek, monės mir neparodyti žuvį kažkokį ten gražią, ar dėdelį, ar mažą, nesvarbu. Aišku, dėdelį atplauk vėliau, ir viskas į super, visat maloniau į dėdelį žiūrėti, bet esmė ir ta, kad va palyginti, kad jūs galėtumėte matyti, nes į netoliai vien kiet kameras, kaip sakiau, per keletą metrų. Ir gal ta žuvis, kaip sak, rinktis, kur man labiau patinka. Ir va, tai aš matydams ir jūs dėl to noriu, kad matytumėt, kad negalvotum, kad čia Alvyds sugalvojai pasipinigauti, vien žodžiu, pridarys visokių nesąmonė, mes čia, kaip sak, pirksim. Ne, to nenori, to nedarau ir to nebus. Reiškia, produktą bus gaminant tik tai, kurie pasitvirtin ir dar labai malonu, kad žveja banda. Irgi taip, kaip sak, ta žuvis ne visus veitos vienoda ir ne visus ežerus vienoda. Ir ištestaun, ir tai yra super, va tokiu principu, jodami prieka, tas laik sakau, bendrom jėgom, sukursim geriausias bus žemaitiškas produktas. Tai ko, geros liekos dienėlsiu visiems, Alvyds Muscles, iki.